Kalbinu klinikoje dirbantį gydytoją anesteziologą Gintautą Brazį. Sakykite, kokią nejautrą bendrinę taikote šiems pacientams? Šituo atveju yra taikoma bendrinė intraveninė nejautra. Kaip matom, pacientas yra jau bundantis po fibrogastroskopinės procedūros, kuri užtrunka maždaug 5-7 minutės kaip standartas, ir pabudimas yra labai greitas ir mes galime dabar netgi paciento paklausti, kaip jisai jaučiasi. Jisai nieko nejuto, jisai miegojo, galbūt net kažką tai malonaus sapnavo. Atliekant fibrokolonoskopiją, šitas tyrimas jisai užtrunka truputėlį, kaip daktaras Solvonas sakė, ilgiau, jisai gali užtrukti pusę valandos, gali iki valandos, priklausomai nuo paciento anatomijos, nuo įvairių kitų ypatumų, ir lygiai taip pat taikoma bendrinė intraveninė nejautra. Jinai yra daugia komponentė ir jinai labai skiriasi nuo labai plačiai paplitusios sedacijos, kai leidžiamas yra vienas tik tai medikamentas, liaudiškai vadinamas raminantis, kuris truputėlį duoda šiokią tokią amneziją. Tai yra, pacientas neatsimena, kas su juo buvo daryta, bet tuo momentu jisai viską jaučia. Mesgi darom visiškai kitaip. Tai yra pilna narkozė, ligonis miega, jisai nieko nejaučia, yra valdomos ir sekamos visos pagrindinės gyvybinės funkcijos. Ir jeigu mes matome, kad kažkas yra ne taip ir kuri nors iš tų funkcijų arba keletas iš jų pradeda trikti, tokiu atveju mes turime pilną reanimacinį kompleksą, taip pat galim pereiti ant bendrinės endotrachėjinės arba intubacinės narkozės. Turime pilną techniką, turime aparatūrą kardioreanimacijai, turime lašinės sistemas, turime anestetinės dujas, turime deguonį, turime linksminančias dujas. Žodžiu, galime atlikti įvairiausias procedūras bendriniai nejautroj. Tik tai tiek, kad mes dirbame kol kas išimtinai tik tai su suaugusiais, nes dirbant su vaikais reikalinga turėti parinį vaikų reanimacijos arba intensyvios terapijos postą, kas yra truputį per brangu. O su suaugusiais šito reikalavimo kol kas nėra. Taip pat, ką mes dar atliekame po bendrinės anestezijos intraveninės, apie kurią aš jau minėjau, tai čia šalia mes turime pabudimo palatą, į kurią mes ligonį po šiek tiek ilgesnės bendrinės nejautros, kaip minėjau, kaip standartas po kolonoskopijos pervežame. Šitoj palatoje jisai bunda maždaug apie pusę valandos. Jeigu reikia, mes jam duodame tenai deguonį, suleidžiame papildomai į veną vaistų ir prašome visą laiką, kad šalia jau būtų kažkas tai iš namiškių arba kitokių lydinčių asmenų. Po to jisai laikė valandos po pabudimo, jeigu viskas pilnai yra atsistatę, išleidžiame jį su lydinčiu žmogum į namus, informuodami, ką jisai turės daryti, kaip jis turės elgtis. Kokia yra atranka, norint taikyti bendrinę nejautrą? Ar visiems galima taikyti, ar kažkaip yra atrenkami pacientai? Tai labai geras klausimas. Mes dirbame su pacientais, kurie yra pirmos arba antros rizikos grupės pagal amerikiečių anesteziologų draugijos gradaciją. Tai yra ASA 1 arba ASA 2 klasės. Kartais atliekame ASA 3, bet čia jau reikalingas papildomas įvertinimas, papildomas instrumentinis ir laboratorinis ištyrimas. Žodžiu, dirbame su pirmos, antros ASA klasės ligonį. Gal galite žiūrovams paaiškinti, ką reiškia tos klasės? Nes medikai supranta, o pacientai ne?
Grubiai ir trumpai. Trečia rizikos grupė būtų jau dekompensuoti ligoniai. Tai yra, kai yra širdies nepakankamumas išreikštas. Tai yra, kai labai aukštas kraujospūdis, gerokai viršijantis 180 ir 120. Tai yra dar keletas momentų, aš čia nenoriu plėstis, nes tikrai labai reikėtų daug ir ilgai kalbėti. Tiesiog vertinam kiekvieną ligonį, o be to tie ligoniukai arba pacientai, galbūt geriau būtų sakyti, jie yra praeina jau tą pirminį filtrą, tokį paprastą, jie praeina registruodamiesi. Registratūroje jau tas pacientas yra apklausiamas, kokiom lygom jisai serga. Jeigu tų lygų yra tikrai daug ir jos yra toli pažengę ir lėtinės lygos, tada jam pasiūloma šitą procedūrą atlikti stacionare, ten, kur šalia yra reanimacijos arba intensyvios terapijos skyriai. Bet jeigu jisai yra toksai ribinis, tokiu atveju mes sprendžiam vietoj. tą ligonį konsultuojam, paskiriam papildomus ištyrimus, laboratorinius tyrimus ir taip toliau.